visos rankos buvo raudonos, tai nejauku buvo. Ir kaip manot, ką mes norim tuo pasakyti? Kad krauju plaus rankas. Iš tikrųjų, daugmaž tokia žinutė ir yra. Esame prieš smurtą, prieš moteris. Žinom statistiką, kad Lietuvoje labai tai didelė problema. Bent 500 moterų per mėnesį skambina dėl smurto šeimoje. Fizinio dažniausiai, taip pat psichologinio. Tai norėtume tiesiog atkreipdėmėsi, kad jis gali būti visai šalia mūsų ir jeigu kažką pamatytumėt, sutiktumėt, išgirstumėt ar kaiminystėje iš bendradarbių, kam reikia pagalbos, tai yra toksai telefono numeris, kuriuo galima skambinti ir ten sulaukti įvairiausių konsultacijų. Labai gera tema ir labai gerai atkreipė dėmesį. Ačiū. Nerealu, žiauriai nerealu, žiauriai gera idėja. Ačiū ir už braškes ir už sėkmės.